Taigi mes grįžtame į studiją, kur kalbame su Laimute Kėdienė, Drąsiaus Kedžio, ieškomo dėl 2 žmonių nužudimo motina. Pone Kėdienė, ar jūs nutuokėte, kur, jeigu jūsų sūnus gyvas, kur jis galėtų būti? Nieko, aš jokio supratimo neturiu. Ir aš niekaip neįsivaizdavau, kad šis taip gali atsitikti. Aš jokio supratimo neturiu. Jokio supratimo mažiausio neturiu, kuris gali būti. Aš tai galvoju, arba jisai negyvas, arba aš nežinau. Nu, aš nežinau, gal kur įlindęs tupi, nu, gal dar gyvas, nu, ką čia gali žinoti. Negaliu pasakyti nieko. Jis namie būdamas niekam prie jūsų neskambindavo, su niekuo nesitardavo prie pastaruoju metu, ar ne? Jūs nieko nenutuokėte? Tikrai ne. Tikrai ne. Tikrai jis niekam neskambydavo, kad va kokį draugą ten kviestųsi, kad tikrai. Tikrai ne. Iš vis dabar va jis paskutiniu metu tai toks kaip ir užsidaręs buvo. Tiesiog užsidaręs. Šiaip tai jisai tokio linksmo būdo, aš negaliu sakyti, bet kažkaip paskutiniu metu tai žinau. Kaip jūs pati manot, ar vis tik tai yra, na, jisai galėtų prieš save pakelti ranką? Tai vis tiek yra, na, tam tikras žmogaus turbūt charakteris, kaip jis elgiasi. Jisai, žinokit, stipraus charakterio. Jis labai stipraus charakterio ir jeigu jau išsibrėžė, tai jisai ir padarys. Jisai jau padarys ir mano dukra tokio, tokio vaiką būdus, tokio, jau tokio stipraus charakterio. Kaip jūs pati įsivaizduojat, kuo visa ši istorija baigsis? Nu, jau dabar gal Seimas susiims kiekį, Seimui rašinėjo, visiems tiems Seimo nariams, visur kaip į sieną. Kaip į sieną. Pas Gražulį nuvažiavo, tas Gražulis gyvena prie Mastaičiuose, prie mūsų. Pas Seimo narį Gražulį. Taip, gerai, padėsiu, Seime kelsim viską. Po kelių dienų jis visai nežino, kad kalbėjęs. Tai apie ką sakyt? Jisai taip ir sako, apie ką sakyt, pas Veselką nuvažiavo. Tai ką tu čia įsigalvoji, tu čia visi sako, kad tu čia ją šmeiži, dėl tos mergaitės norėjo, nu jau kažkada simt. Tai čia už tai sako, tu čia ją šmeiži, tai tu čia sugalvoji apie pedofilus. Nu ar čia sveiko proto žmogus gali tokias nesąmonės sugalvoti? Nu kaip jums atrodo? Nu ar gali sugalvoti? Tai tu kažkaip kitaip keršytum, tai dabar pedofilas, nu, tai kaip čia suprasti? Aš tai asmeniškai nesuprantu. Ir jūs neįsivaizduojate jokios situacijos, kad mergaitai būtų kas nors prieš tai kažką pakalbėjęs, kad jinai taip liudija, kad ją kažkas įtikino galbūt taip kalbėti. Taip, kalba, kad taip darė? Taip. Tai ir čia mažas vaikas tokius dalykus gali kalbėti? Aš tai nežinau, 4,5 metų, bet jei tai čia buvo atliekama ne nuo 4,5 metų. Jei čia buvo atliekama, kaip atsirado tas jau Andrius Ūsas. Jei nuo tada buvo tikrai atliekama, bet ta mergaitė buvo, matot, mergaitė buvo mokinama tylėt. Tylėt. Ir mergaitė būdavo kaip mes... Mokinama, kas mokino ją tylėt? Motina. Kaip mergaitė mokino tylėt, tai taip. Jau mes nesupratom tuo metu. Mergaitę atsivežam iš motinos, mergaitė pusę dienos daugiau. Verkia, mes nežinom, kas jai darosi. Tai Deimantėlė, kas tau yra, kodėl tu tokia nusiminus, kas tau yra? Gal tave mama užrakina, namuose vieną palieka. Tyli, nieko nesako. O pagaliau, kada mes jau net į darželį nevedėm, nes į darželį ten buvo 1 savaitę 4 kartus, jinai atvažiavo į darželį pas mergaitę. 4 kartus įsiveda mergaitę, tylėk, nieko nekalbėk. Nu, mergaitė tyli. Kada 2 mėnesius į darželį neleidom, mergaitė paprasčiausiai, močiute, aš tau išduosiu visą paslaptį. Tai kokią tu čia paslaptį turi? Tai va, aš tau pasakysiu, ką man darydavo Andrius. Iš pradžių jinai kitų vyrų nesakė kažkiek laiko. Iš pradžių tik Andrių. Nu, negaliu sakyti, kad paskui po kažkiek laiko pasakė, 3 ateidavo. Aidas, Jonas ir Andrius.
Tai... Kągi, ačiū Jums, kad atėjote pas mus į laidą. Na, nežinau, kaip vertinti visą tą istoriją, bet turbūt reikia tikėtis, kad atitinkamos institucijos įsiaiškins vis tik tai šią istoriją iki galo. Dar kartą dėkoju Jums už pokalbį. Kita laida Lietuva tiesiogiai rytoj 21:50. Šita bus. Šita.